Taigi, apibendrinant Ernsto Adamso mintis. Single player'e dizaineris yra menininkas. Jūs turite sukurti pačią geriausią, tobuliausią aplinką. Žaidėjas turi būti jūsų kūrybinio darbo centre. Jūs turite pažinti save, pažinti žaidėją, sukurti pramogą ir įsijausti žaidėją. Multiplayer'e dizaineris yra interakcijų architektas. Čia svarbiausias žaidimo kūrėjo darbas yra balansas. MMO dizaineris yra socialinis inžinierius. Lygybė nėra garantuota tokiuose žaidimuose ir kompeticija nebus lygiavertė, nes jūs turėsite visą laiką žmonių, kurie yra senbuviai ir turėsite naujokų. Free-to-play žaidimuose dizaineris yra ekonomistas ir sociologas. Žaidimas yra apie ekonomiką ir jūs bandysite nuspėti jūsų žaidėjų išlaidas, kokiu būdu jie išleidžia pinigus ir kaip dažnai, ir skatinsite pirkti virtualius daiktus. Ir žaidėjas nėra centre šitų žaidimų, šito žaidimo kūrybinio proceso centre. Taigi vienos filosofinės krypties taikymas žaidimam vystantis darosi vis sudėtingesnis. Bet man Ernsto Adamso mintis atrodo labai natūralios, iš tikrųjų tai galima sakyti, kad dar prieš susidurdamas su jo teorijomis, aš visą laiką galvojau, kad žaidėjas turi būti žaidimo kūrėjo kūrybinio proceso centre. Ir manau, kad tai yra pats geriausias kelias, kuriuo reikėtų eiti. Ir aš pats labai dažnai susiduriu su žmonėm, kurie bando pradėti žaidimo kūrėjo kelią ir dažnai ateina pasidalinti su manim savo mintimis. Ir aš labai dažnai matau, kad tai yra žmonės, kurie turi geras idėjas, bando jas įgyvendinti, sukuria įvairiausius procesus, bet pačio kūrybinio proceso metu jie labai dažnai pamiršta tuos žmonės, kuriems kuria žaidimą ir labai dažnai sukuria žaidimą patys savo. Tad tiek šiam kartui. Dėkui labai, kad išklausėte. Labai jums rekomenduoju pažiūrėti originalią Ernsto Adamso paskaitą šią temą ir pasigilinti į kitus jo darbus. Dėkui jums labai. Iki pasimatymo.